susidaro jau pakankamai. Dabar svarbu, kur bus keičiama. Tai pirmas dalykas, komerciniuose bankuose, ir aš tuoj parodysiu konkrečiai, nes yra žemėlapis Lietuvos banko tinklalapyje, galima susirasti bet kokį miestą, regioną, kur jūs esate ir pamatyti, kur aplink jūs bus keičiama nemokamai valiuta. Tai komerciniuose bankuose, visuose skyriuose, kurie dirba su grynaisiais pinigais, nemokamai bus keičiama valiuta 6 mėnesius nuo euro įvedimo. Tai pirmąjį pusmetį. Bet kada į banką komercinį nueisit ir bet kada nemokamai bus iškeisti litai eurus. Kai kuriuose bankuose jie sutinka keisti ilgiau iki metų pabaigos. Kad gyventojams būtų paprasčiau susitarta su Lietuvos paštu, nes ypač atokesnėse vietose komerciniai bankai savo padalinių neturi, bet paštas. Tai pašto skyriuose, kredito unijose bus nemokamai litai eurus keičiami 2 mėnesius nuo euro įvedimo. Tai komerciniai bankai ilgiau, paštas šiek tiek trumpiau. Gyventojams kyla klausimas, o kas jeigu aš po kokių 5 metų kur nors knygoje rasiu 100 litų banknotų? Nežinau, kur užkasiau. Pavyzdys, rasim. Jokių problemų nebus, ar ir po 10 metų Lietuvos banko kasuose, Vilniuje ir Kaune nemokamai bus keičiami neribotą laiką tol, kol Lietuva egzistuoja. Na ir nežinau, ar yra aktualu, bet jeigu kas nors iš artimųjų turi litų ir gyvena užsienyje, tai eurozonos centriniuose bankuose sausį vasarį taip pat galima išsikeisti litus jau tampam eurus.